Šiandieną pristatome dar vieną dalyką dėstomą Holistinio ugdymo institute, tai yra lėtinės neinfekcinės ligos. Šitą dalyką dėsto gydytoja Eglė Minevičienė ir lektorė Giedrė Strumilienė. Suteikiu žodį pirmiausia Eglė Minevičienei, prašau. Sveiki, mielieji būsimieji Holistinio ugdymo instituto klausytojai, modulio lėtinės neinfekcinės ligos klausytojai. Pirmiausia, trumpai noriu pasakyti, kad esu gydytoja ir gyvensenos medicinos specialistė ir tikriausiai iš karto tas klausimas ir kyla, kodėl gydytojui reikalinga dar ir kita profesija, kitos žinios būtent susijusios su gyvensena. Iš tiesų, dirbdama vidaus ligų gydytoja, labai dažnai susidūriau, kad mes turime, kiekviena liga mums yra tiesiog, kaip toks trafaretas atveriantis mums algoritmą, jeigu tik nustatėme diagnozę, mes iš tikrųjų jau žinome, kad atliksime 1, 2, 3 tyrimą ir pagal tyrimų rezultatus bus 1, 2, 3 gydymas ir tiesiog, žinom, matom paciento perspektyvą, kaip, bus sėkmingų atvejų, kaip gali būti mažiau sėkmingų atvejų. Ir tuo keliu tiesiog algoritminiu toliau ir einame. Galima, jeigu gyvenimišką tokią analogiją pateikti, kaip kelionę traukiniu. Mes turim bilietą, įsėdom į traukinį, jeigu mes iš Kauno vykstam į Vilnių, tai žinom, kad bus stotelė, tikriausiai Pravieniškės, Kaišiadorys, Elektrėnai ir Vilnius, iš Kauno keliaujant, ar ne, tai lygiai taip pat ir su ligomis. Iš gydytojo perspektyvos yra taip, kad yra diagnozė, paskui, po metų 5 yra kokia nors komplikacija, čia priklausomai nuo gydymo sėkmės ir panašiai. Ir iš tikrųjų taip yra, kad pacientai dažnai, tai būdavo net dažnai liūdna, kad jie į savo tą ligą, diagnozę įsikabina ir jų visa energija yra nukreipta tik į tai, kaip rasti tą patį geriausią specialistą, kaip gauti tą patį naujausią vaistą. Kažkoks toks, galbūt paskui gauti kažkokią su liga susijusią, irgi, žinot, kažkokį sanatorinį gydymą. Ta liga tampa tokiu kaip žmogaus daiktų, bet žmogus pats nemato tų resursų, kuriuos jis pats gali atskleisti, panaudoti ir turėti žymiai puikesnius ir džiuginančius rezultatus. Gerbiama Eglė, ar aš suprantu taip, kad norite pasakyti, kad visas akcentas yra į ligą, bet ne iš sveikatos perspektyvos, ne iš resursų perspektyvos, bet iš ligos pozicijų, ar taip? Taip, jūs labai teisingai, Gileta, pastebėjot, kad būtent mes kabinamės į ligą ir kaip atstatyti, stiprinti sveikatą, dažnai, žinot, to resurso kažkaip ir nesugebam, žmogui tas resursas toks visapus ir nėra vienareikšmis. Tai yra susiję su žmogaus vidiniais resursais, jo psichologiniu atsparumu, tai susiję su jo aplinka, su palaikymu, tai dėl ko mes ir grupėse, kai vedam užsiėmimus, stengiamės tą tokią palaikančią aplinką sukurti, kad tas resursas būtų kuo galingesnis ir žmogui sveikatą kuo greičiau pavyktų atstatyti, sustiprinti. O tai, Eglė, koks tada jūsų požiūris kaip iš gyvensenos medicinos specialistės? Koks požiūris į žmogaus sveikatą, į lėtinės neinfekcinės ligas? Vėlgi galima pasakyti, kad mes gyvensenos medicinoje mes daugiausia dirbame su tais sveikatos sutrikimais, kurie neturi konkrečios vienos priežasties. Būtent visos lėtinės neinfekcinės ligos, jos ir
tų priežasčių ieškoma, bet jų yra kelios, o iš tikrųjų tos pasigilinus, tos giliausios šaknys glūdi mūsų gyvensenoje, būtent mūsų mityboje, mūsų nepakankamam fiziniam aktyvume, mūsų visam patiriamas stresas žlugdo mūsų sveikatą. Aišku, ir aplinka turi poveikį. Be abejo, negalim nuneigti, kad yra genetika, kad mes turim tą paveldą, kuris mums vienokią ar kitokią polinkį vienom ar kitom problemom kažkiek suformuoja. Bet netgi genai yra veikiami mūsų gyvensenos, jie gali pasireikšti, gali nepasireikšti. Taigi gyvensena yra labai svarbus dalykas. Ir iš tikrųjų šitam modulį mūsų pagrindinis tikslas yra duoti žmogui kuo daugiau tų įrankių, kuo daugiau tų resursų, kad jisai pats galėtų įsitraukti į tą gydymosi procesą, kad jis būtų aktyvus gydytojo partneris ir vienu žodžiu viską, kas įmanoma, padarytų teisingai arba bent žinotų tas visas galimybės. Egle, sakykite, o konkrečiai kurias ligas jūs apžvelgsite, nagrinėsite, nes dėstote dviese šitą modulį, tai pasidalinsite. Apie ką jūs kalbėsite? Aš daugiausia kalbėsiu apie endokrininės ligas, ypatingai apie cukrinio diabeto, ypač antro tipo cukrinio diabeto vystymąsi, eigą ar galimybės jį suvaldyti, kai kuriais atvejais pasiekti ilgalaikių remisijų. Taip pat, aišku, yra svarbi problema nutukimas, būtent kaip diagnozė, jau kaip tai būtent mes išskyrėm šitą ligą kaip diagnozę, kadangi dažnai mes tai žiūrim kaip į tokią daugiau estetinę problemą, bet norim pažiūrėti iš medicininės pusės ir irgi aptarti visas gydymo strategijas, galimybės iš šiuolaikinės medicinos ir gyvensenos medicinos perspektyvų. Taip pat kalbėsiu apie širdies ir kraujagyslių pagrindinės ligas, kurios daugiausia susiję su gyvensena. Tai yra ir išeminė širdies liga, ir hipertenzija, būtent padidinto kraujospūdžio liga, dar apie kai kurias kitas problemas, kurias taip pat vienu žodžiu apžvelgsime. Virškinimo sistema, tai labai daug yra ir dažnos problemos, ir vėlgi iš gyvensenos perspektyvos jas aptarsiu. Tai tikriausiai tos galbūt pagrindinės mano temos ir bus šitą modulį. Ačiū labai, Egle, už išsamų pristatymą. Jeigu dar norėtumėt ką nors pridurti, tada perleisim, ar dar norėsit? Ne, dėkui. Aš manau, kad Giedrė taip pat turi daug ką pasakyti, taigi duokim žodį Giedrei. Ačiū labai vėl, Egle. Dabar tada perduodame žodį Giedrei Strumilienei. Prašau. Tai labai diena visiems būsimiems Holistinio instituto studentams ir labai diena Eglei, Giletai. Ir papildant Eglę, norisi dar kartą truputėlį gal pabrėžti, kad mūsų rankose iš tikrųjų visi įrankiai valdyti lėtines neinfekcinės ligas. Ir mane iš tiesų stulbina, žmonių, net nežinau kaip pasakyti, bet žmonių nenoras girdėti ir matyti tiesos, kuri kartojama mokslininkų turbūt 100 metų. Jeigu apžvelgti taip mokslinius tyrimus, tai iš tikrųjų rasim turbūt 100 metų besikartojančią teoriją, kad lėtinės neinfekcinės ligos iš tiesų su genetika turi labai nedaug ką bendro. Lėtinės neinfekcinės ligos daugeliu atveju daugiau kaip 50% ir 70% ir kai kurie susirgimai 80% yra susiję su mūsų gyvensena nuo ryto iki vakaro.
Su mūsų pasirinkimais. Mes darome, su mūsų tais pasirinkimais, ar ne? Tačiau, va, kaip ir Eglė sako, žmogus ateina į kabinetą ir pirmiausiai, ko jisai prašo vaistų, ar ne? Pirmiausiai, ką jisai nori išgirsti, tai viskas apie genus. Pirmiausiai, ką jis nori nusiimti, nusimesti, tai atsakomybę, ar ne, tą kaltės jausmą, kad vis tik tai aš pats čia prisidirbau. Čia mano sprendimas paskui sprendimą įtakojo šitą situaciją. Ir jokiais būdais aš nenoriu, kad dabar čia pasijaustų žmonės kalti, jeigu jau lėtinis susirgimas koks aplankė, bet noriu atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų mes turime visus įrankius savo rankose tapti sveikais. Ir net jeigu sergame lėtiniu neinfekciniu susirgimu, tai ar tai širdies kraujagyslių ligų susirgimu kažkokiu, ar tai tuo pačiu, ar tai nutukimas, ar ne, neapleidžia mūsų, ar tai yra onkologinis susirgimas, nesvarbu, mes visą laiką turime atsiminti, kad tai yra susirgimai, kurie atsirado dėl su gyvensena susijusių veiksmų didžioji dauguma. Tai jeigu gyvensenos veiksniai gali mus susargdinti, ką tai reiškia? Tie patys gyvensenos veiksniai mus gali ir padaryti sveikais. Tai lėtinių neinfekcinių ligų modulyje, mano viena iš užduočių bus pristatyti, apžvelgti tą epidemiologinę situaciją ir pristatyti, kokioje lėtinių neinfekcinių ligų pandemijoje iš tikrųjų mes gyvename, nepaisant to, kad vaistai yra mūsų rankose, kaip sakau. Ir apžvelgsiu pagrindinės tas lėtinės neinfekcinės ligas, su kuriomis susiduria pasaulis. Ir šiame modulyje aš daugiausiai kalbėsiu apie autoimuninius susirgimus. Tai yra dar viena mūsų civilizacijos rykštė, vis didėjantis autoimuninių susirgimų sąrašas, jų yra netoli 100 jau ir mokslininkam tai ir gydytojams tai yra kietas riešutėlis, todėl kad autoimuniniai susirgimai pripažinti kaip ir neišgydomais susirgimais, ar ne, kurie žmogų persekioja visą jo likusį gyvenimą. Bet, žinot, aš kada buvau studentė gyvensenos medicinos studijose, aš susidūriau su pirmuoju pavyzdžiu, kaip galima valdyti autoimuninį susirgimą tiesiog keičiant gyvenseną nuo ryto iki vakaro. Aš turėjau praktiką, kurioje man šeimos gydytoja paskyrė savo pacientą turintį reumatoidinį artritą. Tai buvo šiek tiek virš 40 metų moteris, kuri turėjo ir arterinį kraujospūdį padidėjusi, jinai gėrė iš tiesų stiprius nuskausminamuosius vaistus, nes sąnarių skausmai buvo dideli ir turėjo apribotus rankų judesius ir taip toliau ir panašiai. Ir aš į ją didelėm akim žiūrėjau, nes tai buvo mano pirmoji praktika, ar ne, ir tiesiog ėjome paraidžiui, taip kaip mokė mūsų studijose, ir bandėme taikyti tuos elementarius gyvensenos pokyčių rekomendacijas. Mano pačios nuostabai. Po 4 mėnesių berods, kai paklausiau savo pacientės, kaip jūs jaučiate šiandien, jinai pasakė, kad, žinot, aš jau 5 metai negrėbiau lapų dėl didelių skausmų. Ir jinai tą rudenį, tai buvo lapkričio mėnuo, jinai tiesiog išėjo į lauką ir pradėjo tos grėbti lapus ir jinai tik tai po 20 minučių suprato, ką jinai daro. Sako, aš tą pačią akimirką apsiverkiau, ta prasme supratus, kad tai veikia. Ir man pačiai tai buvo akstinas ir ženklas, kad wow, iš tikrųjų tai veikia. Ir, žinot, tų pavyzdžių buvo ir daugiau. Tai antra tema po autoimuninių susirgymų, kurią aš paliesiu, onkologiniai susirgymai.
Tai prie onkologinių susirgymų man pačiai asmeniškai teko prisiliesti savo kailiu, patirti, kas tai yra. Ir į onkologiją gilinausi dar iki gyvensenos medicinos studijų, jau 10 metų turbūt. Ir esu pati, kaip sakyt, onkologinių pacientų ambasadorė, pati savo kailiu patyrusi, ką reiškia gyvensenos keitimas savijautai ir sveikatai ir ligos kontroliai. Iš tiesų, ačiū Dievui, ačiū pačiai savo, ačiū mane gydžiusiems gydytojams. 10 metų aš esu sveika, nebereikėjo jokių daugiau vaistų, tačiau gyvensenos, taip sakykime, sveikatai palanki gyvensena tapo mano naujų palydovų. Ir ne todėl, kad tai yra iš reikalo, ar ne, santuoka iš reikalo. Ne todėl, kad tai yra man kaip priskirtas medikamentas, o todėl, kad, kaip aš jau kalbėjau per mitybą vienas pristatymą, susiformavo įprotis, kurio jau tu nebegali atsisakyti. Nes gyventi sveikatai palankiai, tai yra, žinokit, tai yra nuostabus meilės romanas su savimi. Kai mes kalbam, kas tai gyvensenos veiksniai, kurie mus apdovanoja tos sveikatos, tai sveikata, nauja mūsų sveikata, tai nuo pat ryto galvoti, kas mano kūnui yra geriausia ir tai duoti, ar ne? Bet reikia žinoti, kas iš tikrųjų mano kūnui geriausia. Tai onkologinių ligų kontrolėje irgi nepaprastai svarbu mintys, nepaprastai svarbu fizinis aktyvumas ir prie onkologinių ligų yra konkrečios rekomendacijos, ką daryti net jeigu tu sergi kažkokia onkologinė liga. Nepaprastai svarbu mityba, bet ji ne vienintelė čia gydanti ir nepaprastai svarbu kokybiškas miegas. Tai apie visus šitus gyvensenos veiksnius, tiek prie autoimuninių susirgymų, prie onkologinių susirgymų kalbėsiu aš, kaip valdyti, net jeigu tu susirgai, kaip neprarasti optimizmo ir nepasiduoti tam diagnozės įrašui tavo medicininiam išraše. Tai lygiai taip pat apie šios gyvensenos veiksnius ir Eglė kalbės. Ir aš manau, mes įkvėpsime ne vieną nenusiminti, ne vieną stotis ant kojų ir pradėti rytą su šypsena, su tikėjimu, kad kūnas gali sveikti. Jeigu jisai galėjo susirgti, tai jis gali ir pasveikti. Ačiū labai Giedrė, ačiū labai Eglė. Iš tiesų labai optimistiškai nuteikėte klausytojus ir aš tik tai pasidalinsiu dar vieną patirtimi. Institute mokosi taip pat ir medikai, įvairūs medikai. Ir mes turime tokių atsiliepimų, kad sakė, jeigu aš būčiau turėjęs šitas žinias, kurios yra suteikiamos pas jus, aš tikrai būčiau padėjęs tūkstančiams savo pacientų daug geriau. Tai ačiū labai už pristatymą. Lauksime visų klausytojų pasirenkant dalyką lėtinės neinfekcinės ligos. Ir iki greito susitikimo jau spalio mėnesį. Iki. Ačiū, iki susitikimo.